Va, žodžiu, o čia yra toks kaip padarytas, kad gali užlipti į šito pagrindinio pastato faktiškai iki stogo realiai. Prasme, realiai šalia pat jau yra stogas. Va čia turbūt yra tas bambukas pagrindinis, kuris kažkada praaugo kiaurai stogą ir kur užauga 40 cm per metus. Ir va tai vat atrodo šitos palmių džiunglės iš viršaus. Gali įsivaizduot, turbūt ką beždžionės mato, kai užlipa į palmę arba kai paukščiai sėdi ir žiūri žemyn. Šiaip iš tiesų žemės, bet net, šiek tiek matosi, o ten kur raudona, tai čia va, kažkoks žemės plotelis matosi, ten tolumoje. Bet didžiąją dalim tai net nematai žemės, ant tiek yra tanki ta lapija visa. Ir nerealaus dydžio lapai, tai prasme, absoliučiai nerealaus dydžio. Aš tokių lapų medžio nesu matęs gyvenime, kur, ta prasme, lapas yra ten 2 metrų ilgio. Pažiūrėkit, kokio dydžio šitas lapas. Jisai, ta prasme, mažiausiai yra 2 metrų ilgio. Vien šitas augalas, va šitas augalas dabar centre, su tais labai ilgais lapais, kiek jisai užima vietos, kiek jisai turi gali sugertų saulės spindulių, čia yra kažkas nerealaus tiesiog. Šitas bambukas, kokio dydžio bambukas, kokio aukščio medis. Mažiausiai kokių 15 metrų.